Kauno gyventojai skundžiasi, kad kai kurie socialinio būsto nuomininkai negyvena jiems skirtuose būtuose, o kai kurie juos yra pavertę narkotikų prekybos taškais. Valdininkai aiškina, nematantys pagrindo juos iškeldinti, nes nuoma ir komunaliniai mokesčiai sumokėti. Ar pagrįstai nenutraukiamos sutartys su prasižengusiais socialinio būsto nuomininkais, tyria Kauno savivaldybės kontrolierius. Nediduko daugiabučio Panemunėje gyventojų nerimo dienos bei naktys prasidėjo, kai prieš 6 metus jų name esantį socialinį būstą savivaldybė išnuomojo čigonį. Vaikai eidavo 14-13 metų, tai jau čia dieną matydavo, o naktį grinai su mašinu atvažiuodavo. Ir prabangiom, ir visokiam mašinom. Tai ko atvažiuodavo? Ko? Narkotikų. Atvejis toksai buvo, kad kiemą tvarkausi, ateina vaikinas, gal kokią 17 metų, sako, dėdė, duokit vandens, man reikia susileisti dozę. Čigonė už narkotikų platinimą buvo nuteista, grįžus iš kalėjimo mirė. Gyventojai savivaldybės iki tol nekartą prašė iškeldinti moters šeimą, tačiau valdininkai neklausė. Būstą toliau išnuomojo Velionės vyrui. Jis, kaip tikina gyventojai, socialinėme būste pastaraisiais metais net negyvena. Neradome jo ir mes. Visą kitą laiką šiame bute gyveno kiti asmenys ir mes įtarėm, kad šis butas buvo jiems subnuomojamas. Daug tų asmenų keitėsi? Na, sakykime, tokie pastovesni buvo turbūt kokie 5-6, o šiaip srautas buvo tikrai didžiulis. Jie tai atvykdavo, tai išvykdavo. Savivaldybės valdininkai tikina, nei narkotikų, nei pašalinių bute neradę, tačiau žino, kad socialinėme būste nuomininkas negyvena. Sutarties su juo nutraukti esą negalim, bet to nutarė leisti butą ir privatizuoti, nes jis esą prastos būklės. Pirmenybė įpirkti būtų suteikta minėtam mirusios čigonės vyrui. Viską įvertinus, nėra galimybės, jisai nepažydžia nei vieno punkto, pagal kurį būtų galima nutraukti. Kita vertus, jisai yra žmogus romų tautybės ir čia kaip ir konfliktas, ir politinis, ir visai kaip. Ir tiesiog, ko gero, gal dera dar kažkiek laiko palaukti, ta situacija vienaip ir kitaip turėtų įsispręsti. Kaune socialinio būsto laukia daugiau kaip 3000 žmonių, tačiau valdininkai pripažįsta iškraustyti prasižengusius nuomininkus ar nutraukti sutartis, kaip šiuo atveju nelengva. Policijos pareigūnai sako, konfliktų tarp socialinių būstų gyventojų, ypač kitų tautybių ir butus privatizavusiųjų netrūksta. Pasitaiko kažkokių kitokių teisės pažeidimų. Tai ir sakysim, realizavimas alkoholio arba tie asmenys, kurie ateina į tuos nuomininkus, sakysim, alkoholio pavartoti ir panašiai, bet kažkokiu tai tų narkotinių taškų tikrai nėra didelis kiekis. Jeigu turi nepilnamečių vaikų, sutarties visi žino negalėsi nutraukti. Tai va žmonės dalis naudojasi, nemoka nieko, savivaldybė už juos moka visko, jie tiesiog naudojasi tomis paslaugomis. Socialinius būstus prižiūrinčios skyriaus veikla užkliuvo savivaldybės kontrolieriui. Iki naujųjų metų jis žada baigti tyrimą, ar pagrįstai valdininkai nenutraukia sutarčių su tokiais socialinio būsto nuomininkais.